Sveiki, dėkingi už tai, kad esate studijoje ir gal truputėlį pradžiai prisistatymo, kas, kuo gyvenate, kuo domitės. Sveiki, Ilja, labai džiaugiuosi, kad galiu čia sudalyvauti. Man irgi malonu labai. Tai aš esu verslininkas, investuotojas. Pagrindinis mano verslas yra žemės ūkio technikos prekyba. Toks labai žemiškas verslas. Mes importuojam japoniškus traktorius iš Japonijos į Lietuvą ir jais prekiaujam čia pat Lietuvoje ir Europos valstybėse. Eksportuojam į didmeną. Toks mūsų pagrindinis verslas. Ir tuo pačiu darau investavimo praktiką. Tai... Nu, kada maždaug pradėjote domėtis investicijom? Gal pati pradžia investavimo domėjimosi buvo kokie 2008 metai. Oho. Kai nusipirkau, jau pradėjau domėtis, buvo įdomu, nusipirkau Investuok žurnalą. Pradėjau skaityti, bet tuo laiku viskas raudonavo. Visi grafikai, viskas. 8 metai įdomus. Taip pasakysiu. Įdomus laikas ir kažkaip nuo minties iki veiksmo neperėjau. Taip ir likau, tik tais paskaičiau. Ir tuom ir baigėsi. Ir tada kokiais jau 2017 metais nusipirkau pirmasias akcijas, pabandžiau. 17. Prabėgo pakankamai nemažai, 9 metukai nuo tokio pamastymo, kad reikia, iki praktinio. Ir kaip sekėsi? Tai visų pirma, tai tas laikas praėjo todėl, kad labai yra daug svarstymo, ar ne? Ir aš tokia, tai jau beskaitydamas ir knygas prie tokios taisyklės, kad mintis reikia keisti veiksmais. Tai tiesiog pradėjau bandyti. Aplinkoje nieko neturėjau visiškai, kas galėtų padėti, pakonsultuoti. Taip. O 2017 metais jau atsirado kažkokie tai viešesni pakalbėjimai per YouTube, buvo galima jau domėtis. Jau žinių atsirado. Taip, atsirado literatūros kažkokios tokios prieinamesnės ir nuo to pradėjau domėtis ir po truputį investuoti. Tai tas pradinis tiltelis, turite sėkmingą verslą. Taip. Tai labai daug žmonių klausia, o kam apskritai, jeigu verslas neša didesnės grąžas negu alternatyvos rinkos investicijos, tai kam apskritai ten žiūrėti? Kodėl nuo verslo, kuris, suprantu, iki šiol sėkmingas ir plečiasi, kodėl prireikia dar kažką tai žiūrėti? Taip, tai pirmiausia, tai verslas, aš pastebėjau, kad yra toksai dalykas, kad kai kūriau verslą, atrodė, kad bus daug laisvės ir daug pinigų. Tai, bet iš tikrųjų realybėje pasidarė taip, kad aš matau, kad vis norisi augti, o augant reikia vis daugiau laiko skirti verslui. Laiko. Taip, ir aš negaliu, jeigu noriu išeiti iš savo darbo, ta prasme, kaip iš darbo gali išeiti, bet verslininkas savęs atleisti kaip ir negali. Tai nors ir verslas sėkmingas, bet galbūt jisai man kažkokiu momentu atsibodo, bet vis tiek jisai yra sėkmingas ir aš nenorėjau kaip čia išeiti iš to verslo visiškai, nes kaip ir sėkmingas, bet norėjau atrasti alternatyvą, kuri papildomą pajamų šaltinį, kuris generuotų man didelės pajamas ir aš iš to galėčiau gyventi. Tai lūkestis buvo ir pinigai, ir laisvė, rezultatas pinigai, bet be laisvės. Būtent. Ir ieškant laisvės, būtent pradėjote žiūrėti alternatyvius, o kaip kurti portfelius, pasyvias pajamas, tam, kad būtų galima ir tuo pačiu turėti laisvės. Taip. Supratau, kažkur yra dažnai tas pasakymas, kad uždirbti pinigą yra lengviau negu jį išlaikyti, kitais žodžiais, išlaikyti, o dar jo padauginti yra sunkiau negu uždirbti, ar sutinkate? Visiškai sutinku, išlaikyti, kai infliacija valgo ir jo, tai būtent infliacija turbūt suvalgo tuos uždirbtus pinigus ir tada norisi kažkaip juos išlaikyti, o išlaikyti tam pačiam versle irgi kažkiek tai rizikinga, nes jisai gali irgi ir sužlugti ir panašiai, tai pradėjau ieškoti alternatyvų, kur galėčiau išskirstyti, išdiferencijuoti savo pajamas ir pradžioj pradėjau nuo tokių
Šiaip esu išbandęs nemažai įvairiausių būdų ir kažkas pasiteisino, kažkas visiškai nepasiteisino, tai tiesiog, kadangi, kaip sakiau, mintis keičiau veiksmu, Taip. tai tiesiog bandymo būdu viskas vyko ir per savo kailį patyriau ir laimėjimų, ir pralaimėjimų. Tai ta patirtis tokia, džiaugiuosi, kad aš padariau tai, nes iš vienos pusės, taip visai iš šono nueinant, tai kažkoks tai adrenalino, nes aš važiuoju motociklais ir man patinka adrenalino jausmas, tai investavimas kažkiek tai su tuom susijęs. Aha. Ir pradėjau. Tai pirmasis buvo investavimas į kripto. O. Ir ten viskas sekėsi gerai, nes kaip verslininkų galvoju, gerai, pasyviai investuoti reikia taip, kad ne procentais augtų viskas, o kartais. O kaip tik tuo metu jau kripto rinka buvo, ar nežinau, ar galima investavimą į kripto vadinti investavimu. Aš manau, kad tai yra... Kiekvienas turi savo gal terminologiją požiūrį, jeigu jūs taip vadinate, tai ir laikomės to. Tai šita vieta buvo tokia, augo kartais iš tikrųjų, nes aš gan anksti tai pradėjau, 2017 metais, bitkoino kaina buvo gal 14 000, kai nupirkau. Tai ir istorija ilga, bet jinai baigėsi gal 23-24 metais, kai portfelis nukrito 70%. Ir šitoje vietoje labai svarbu investavime, nesvarbu ar tai kripto, ar akcijos, ar fondai, kad tarp mėgėjo žmogaus būtų profesionalas į tarpą tarp tavo investicijų. Nes yra toksai terminas panic mode, kai tu... Kas tai yra, tas panic mode? Tai yra tai, kai pradeda tavo portfelis arba investicijos kristi žemyn, bet žemyn taip, kad tu nesitikėjai, neplanavai, kad jie gali stipriai kristi, ir kai ten yra realūs pinigai, tu supranti, kad tuoj prarasi viską. Net kaip kartais augo, taip kartais viskas krenta ir gali būti visiškai nulis. Tai tas volatilumas buvo man per didelis ir aš turbūt atėjau į tą panic mode ir tiesiog galvoju, okei, tegul lieka nors kažkiek pinigų, parsiduosiu, kažkaip atidirbsiu. Tai parsidaviau ir buvo minus 70%. Tas noras išgelbėti paskutinis yra stipresnis negu proto pasakymas, kad vis dėlto visose rinkose yra volatilumas. Taip. Ir šiaip protas sakytų atvirkščiai, per minusus yra geriausias momentas pirkti. Taip. O emocija sako parduok. Dabar tą jau žinau, kad kaip per didžiausius kritimus reikia pirkti ir neparduoti, bet tai patyriau savo kailiu. Šiaip kol kas noriu užfiksuoti, man tikrai patiko jūsų tas pasakymas, kad pirmas buvo siekis laisvės. Taip. Kad nuosavas nors ir kiek pelningas verslas nebūtinai reiškia laisvę, o dažnai atvirkščiai reiškia nelaisvę. Taip. Tai irgi puikiai iš savo patirties suprantu. Antras buvo diversifikavimas, kad kaip ir kiek būtų sėkmingas verslas, vis tiek tai yra viena pajamų šaka. Ir visko būna, kad Trumpas ateina ir pasako tarifais, nužudome jūsų verslą ir viskas, ir rytoj tiesiog nėra. Taip. Būna geopolitika, būna kitų sumetimų, tai va tas siekis diversifikacijos, man atrodo, kad vienas iš auksinių irgi žodžių investicijose, tai įdomu, kad labai anksti irgi tą patyrėte. Tai gerai, sekant tą jūsų istoriją, tai pradžiai sėkmingas verslas, po to laisvės identifikacijos paieškos, po to bandymai investicijų 17 metais, tame tarpe su kripto. Labai įdomiai įsivaizduoju kaip istorija, kas toliau. Taip, ir tada sugalvojau, kad reikėtų investuoti į nekilnojamą turtą. Šventa, lietuviai šventa. Šventa visiškai. Ir investavimas nekilnojamą turtą, pas mus pradžioje investavau į šitą tiesiog į paprastą, nekomercinį nekilnojamą turtą ir tenais gavosi taip, kad pradžioje atrodė viskas labai gražu, didelės grąžos, visi taip daro, nes konkrečiai investavau Palangoje, Pajūryje, kur kainos atrodo tik kils į viršų, tai vėl patirties neturėjimas ir dar įėjimas į tą rinką labai sudėtingas va šitas momentas, kad atrasti ir įgyti nekilnojamą turtą, kuris galimai bus pelningas, yra tikrai nemaža užduotis ir aš šitoje vietoje
pavadinčiau, kad tikrai nepasyvu, nes man buvo labai svarbu pasyvios pajamos. Tai galbūt jau nusipirkus tą turtą ir išnuomavus tai yra pasyvu, bet kol tu jį įsigyji arba kol tu jį parduodi, šitos dvi dalys yra labai tokios ilgos ir sudėtingos, reikalaujančios daug laiko resurso ir gilinimosi. Ir tai jau nusipirkus, supratus, kad tai nebūtinai sėkminga investicija, jos likvidumas mano atveju buvo 3 metai. Oho, tai prasme, nuo noro parduoti iki faktinio pardavimo. Iki faktinio pardavimo. Tai šita vieta tokia irgi labai svarbi, kaip po to turbūt prieisiu prie investavimo į akcijas į fondus, tai va šitos bėdos čia nėra, tas likvidumas yra. Ok, tai pakeliui aiškinat, kad yra toks dalykas, kad vis dėlto nepilna laisvė. Taip. Nes vis tiek kažkiek ar nuomos surinkimas, ar paieškos turto, ten spekuliuoja truputėlį remontas ten ir sutvarkymas, taip. Pardavimas, tai atima laiko, bet tai išsitempia labai laike ir kai reikia pinigų čia ir dabar, tai 3 metai greičiausiai ne tas terminas. Okay. Taip, ir tuo pačiu ir ta grąža į kapitalą suskaičiavau, kad yra 2 procentai. Tai metinė. Čia jau po visų brokerių, amortizacijų. Po visko. Okay. Tai... O infliacija tais metais įdomu, tiesiog plius minus. Nu, oficialiai gal kokie 8 procentai. Oficialiai. Turbūt. O neoficialiai tai... Tai turbūt dar daugiau. Ok, tai yra lėtesnis būdas prarasti pinigą. Lėtesnis būdas prarasti pinigą, tikrai taip. Ir šita patirtis irgi džiaugiuosi, kad ją patyriau. Nesijaučiu, kad labai praradęs, nes kaip ir skaičiai liko tie patys plus tie 2 procentai, bet užtat uždirbęs tos patirties. Tai geriau negu bankė. Geriau negu bankė, bet kokiu atveju. Taip, tai tokia patirtis ir tada komercinis turtas. Sugalvojom su draugu investuoti statyti komercinės patalpas. Bet čia susidūriau su kitu reikalu, kad nuo to momento, kai tu sugalvoji, kad investuoji tai, iki to momento, kai tu jau gausi iš to kažkokias nuomos pajamas, labai ilgas laikas. Labai daug procesų reikia padaryti. Tai irgi tas įėjimas į rinką, į investavimo yra labai ilgas ir kol tu gausi grąžą. Galbūt po to jau investavus, mano atveju tai trunka jau 4 metai ir aš dar negaunu pajamų iš viso to. Tai jeigu taip konkrečiai pavyzdžiais, tai nupirkus sklypą ir darant statybos leidimą pastatui, susidūrėm su tokia problema, kad nėra privažiavimo, reikia važiuoti per kaimynų sklypą, o kaimynas neduoda leidimo. Tai kol to leidimo nėra, tai mes negalim gauti statybos leidimo. Tai nusikėlė pusmečių. Tada sekančiam etape jau kaip ir viską išsisprendėm, atsitiko COVID gal ten antra dalis ir numirė architektas. Tai tada dar praėjo pusę metų, kol aš perdėjau visą šitą projektą kitam architektui. Ir taip tokių klausimų buvo labai daug. Ir iki šiol aš dar negaunu jokios grąžos iš to. Tai tas įėjimas į rinką atrodo kaip ir grąža gali būti ten apie 10 procentų metiniai kapitalą iš to paskaičiavus, bet kada tai gausi, labai laiko resursas didelis. Tai šita vieta tokia. Ok, įdomi patirtis. Kokios dar tada sakėte gerai, kripto, nekilnojamo turto tokia patirtis, kokių dar patirčių turėjot? Ir tada pradėjau žiūrėti į akcijas, bet su akcijom supratau, kad labai daug reikia gilintis. Dar turbūt daugiau negu į nekilnojamą turtą. Žinių, taip. Ir pasidomėjau patirtimis žmonių, kaip jiems sekasi ir kurie į pavienės akcijas investuoja, labai retas uždirba, dažniau praranda. Statistika rodo, 86 procentai praranda, nuo 80 iki 90 priklausomai nuo instrumento. O kodėl tai gali atsitikti? Tai žinios, laikas, kompetencija, emocijos? Tai viską, ką pasakėt, ir žinių trūkumas, tų akcijų yra daug skirtingų, į kurias pasirinkti investuoti, tiesiog reikia skirti savo laiką tam gilintis. Ir šita vieta man netinka dėl to, kad tai nėra pasyvu, aš turiu kaip antrą darbą. Prie monitoriaus sėdėti, kaip tie brokeriai filmuose, krovė monitoriais.
ir stebėti, ką pasakė Trumpas 4 ryte Kinijoje, nes Taip. 4:01 jau reikia arba daryti korekciją, arba prarandi, teisingai. Taip. Supratau. Ir netiko man tas būdas ir plus investuoti, kai žaidi ten, tarkim, su kokiu 100 ar 1000 eurų, tai tada galbūt ir galima pažaisti su tom akcijom, bet kai investuoji truputį didesnę sumą, norisi kažkokio tokio profesionalesnio požiūrio. Ir tada pradėjau domėtis ir sužinojau apie fondus. Ir kaip tik internete, Facebook'e turbūt, pradėjau matyti Nextjury fondo reklamą apie tikrai įdomias grąžas. Aš specialiai stengiuosi nuo jokių komentarų susilaikyti, kad maksimum tokio objektyvumo išlaikyti. Tai tiesiog nieko nesufleruosiu, bet įdomu, o kaip sekėsi toliau? Ir susidomėjau, turbūt irgi praėjo laiko tarpas ir tada turbūt atsitiko COVID'as 20 metais ir tada viskas nuvažiavo į apačią. Ir galvoju, kaip gerai, kad neinvestavau. Ir po to, aišku, pradėjo atšokinėti eilinį kartą. O kada pirmą kartą investavote? 20 metų rugsėjį. 20 metų rugsėjais. Tai jau dabar šiam momentu yra kažkur 4,5 metų. 4,5 metų. 4,5 metų, taip. O jeigu nepaslaptis, kiek investavote? 100 000. Čia 100. Taip. O vėlgi, tiesiog man smalsu, o šiuo metu kokia yra grąža? Šiuo metu pakritimas po Trumpo išdaigų, bet nuo, tarkim, to įėjimo. Nuo to įėjimo turėtų būti apie 40% šiuo momentu. Tai apie 140 turėtų būti. Taip. Supratau. Tai... Bet labai įdomu, pasakėte apie tą kritimą. Kokia emocija buvo? Tai visų pirma, tas COVID'o kritimas ir tada atsigavimas man, vėl kyla. Reiškia, viskas čia bus gerai, nes jau tikrai buvau prisiklausęs, kad tiek technologijų indeksas, tiek S&P, žvelgiant ilgalaikiai perspektyvoje, visada kyla. Taip yra šitų pabangavimų, bet jisai visada atsistato ir kyla. Ir tada nusprendžiau ir investavau. Ir kaip tik rudenį dar buvo turbūt kažkoks vėl pakritimas, gerų momentų įėjau, iškart pradėjo truputėlį kilti ir optimistinės nuotaikos buvo ir po naujų metų investavau antrąją dalį. O jeigu nepaslaptis, kokia buvo? Vėl tokia pati suma. Apie 100 000. Taip. Ir tada pakrito. Pakrito į nuostolį ta antroji dalis, pirmoji dar laikė pliuse turbūt bendrą portfelį, bet jau netoli nulio. Ir tada prasidėjo visokie mąstymai, kad vėl ne čia pataikiau ir panašiai, emocijos. Bet kaip įvardėjau, šitoje vietoje labai svarbu ir kas man patiko, tarp manęs ir investicijos buvo žmogus profesionalas, kuriam aš pasiskambinu, mes pasikalbam apie situaciją, jinai man primena visas... Čia greičiausiai kalbate apie Reną, ne? Apie Reną kalbu, taip. Taip. Apie Reną, tikrai profesionalus žmogus ir visada mes pakalbėdavom ir viskas aišku, kad čia eilinis sviravimas ir tiesiog sėdim toliau, uždarom langą ir sėdim toliau ir viskas, tų sviravimų per tą laiką buvo nemažai, bet kažkaip aš įpratau prie jų ir tuo pačiu, kadangi ieškau pasyvaus dalyko, tai stengiausi kuo mažiau žiūrėti į tuos sviravimus arba apskritai portfelį atsidaryti galbūt kartą metuose, ne metuose, kartą mėnesyje. Tai tada susilygina, aišku, tie visi. Susilygina visi tie sviravimai ir kažkaip tada nėra tokio... Nes čia vienas gal tokių neįprastų dalykų tas volatilumo gylis, nes kažkaip žmogus bankė pripratę matyti sąskaitą ten nesviruojančią. Taip. Kai matai, kad tavo turtas, o kokie maksimum buvo sviravimai plius ar į minusą? Procentais jeigu. Tai turbūt procentais 20% buvo. Pirmyn atgal. Pirmyn atgal. O dabartinis Trumpo tai netgi 30. Turbūt netgi 30, taip. Bet kadangi investavęs jau pakankamai senai ir portfelis yra pliuse, tai
Tai kažkaip vėl nereaguoju. Paskutiniu metu tie svyravimai labai sutrumpėja. Ten kažkadaise buvo kalbama apie 7 metų ciklą, Taip. toliau apie 3 metų ciklą, toliau ten jau apie metas pusmetis. Tai vat, jeigu sakote, kad 20 investavote, tai greičiausiai matėte ir COVID paniką, ir po to palūkanų mažinimo ilgai poveikį, ir po to Trumpo tarifai, tai čia trečioji ta banga. Tai jau ramiau šiek tiek. Jau ramiau. Ramiau turbūt su sąlyga dėl to, kad vis dar pliuse portfelis. Tai kiek uždirbsi, niekada tiksliai nežinai, bet ar jau praradai, tai aiškiai matosi. Tai kai dar nepraradai, tai kažkaip ir ramiau iš esmės. Aišku, tas praradimas yra tik tais po mygtuko paspaudimo, kai pardavėjai, kol tu nepardavęs, tu turi vis tiek tas akcijas, kurios bent jau mano giliu įsitikinimu visada atsistatinėja. Ir užtenka drąsos nepanikuoti, o jau užtenka drąsos dar pirkti per tokius minusus? Užtenka drąsos ir dabar investuoju, dabar kažkiek tai investuoju jau nebe į fondų šiuo momentu, praktikuoju kitą dalyką, tai periodinį investavimą. Periodinį, ok. Taip. Tai į tos pačius technologijų indeksą ir SP500 ir periodiškai kas mėnesį, lygiai tą pačią dieną investuoju vienodą sumą ir kol kas man tai tikrai pasiteisina. Ir dar gaudau va tokius dugnus, kai va, po Trumpo visų šitų išdaigų, kai nukrenta nuo all time high iki tai dar nuperku truputį daugiau tokiu būdu. Tai čia, man atrodo, jau yra teisingas būdas ir čia tai atėjo per praktiką tiesiog. Bet užtruko, tai sakote apie užtruko. Paieškų, tai pirma mintis, tiesiog reziumuosiu. Pirma mintis, tai labai seniai 8 metais. Praėjo vos net 10 metis nuo minties transliavimuose iki pirmą veiksmą kažkokį tai. Tada buvo keletą metų, taip suprantu, paieškų per skirtingus instrumentus, klasės turtų, ten kriptas, nekilnojama, ten fondai, indeksai, akcijos ir panašiai. Taip. Tada dar po 5 metų nusistovėjo kažkokia strategija, kuri jau daug maž veikia. Ir va ta patirtis įdomi, bet jau atėjo va dabartinio laikotarpio. Tai va dabar rezumuojant, bent jau iš jūsų požiūrio taško, va tarkime, tiesiog apskritai, jeigu norisi tų būtent pasyvių pajamų, tai va ką geriausio, kad žmogui nereikėtų 15 metų investuoti į patirtį. Va santrauka jūsų išvadų. Išvada labai paprasta, kad tai yra, man patinka technologijos, tai technologijų indeksas ir jisai yra čia Nasdaqas. Nasdaqas, jo, jisai istoriškai yra pelningesnis už SP500, tai technologijos ir plus žiūrint dabar, dirbtinis intelektas ir toliau viskas, kas darosi, tai manau, kad tik tais į viršų šitas indeksas ir plus tas istorinė visa patirtis. Tai investuoti į Nasdaqą arba technologijų indeksą, į SP500 ir pradžiai, jeigu taip patarčiau savo artimam draugui, tai vis tiek sakyčiau, kad reikėtų ne asmeniškai investuoti į indeksą, o tiesiog rasti įmonę, kuri tau padeda, nes reikia žmogaus į tarpą, kad nebūtų panic sale, nes tikrai. Tai tas panic sale, ar tai yra stipriausias neigiamas faktorius, ar tai yra vienas iš? Aš manau vienas iš, bet turbūt stipriausias iš tų. Tai tas tiesiog rezumuosiu, kas yra panic sale, tai kai vėlgi bankė pripratęs iš vaikystės, kad jeigu korteliai palikai 100 eurų, tai visada, jeigu nebent ten išlaidauji, tai tiek pat liks arba minus ten mažas procentas, kurį bankas už aptaravimą skaičiuos, tai labai kitaip, jeigu tos pačios 100 eurų įdedi į investicinį instrumentą, tai gali ryte atrasti arba 150 arba 60. Taip. Ir ryte vieną pamatė 60, kitą 150, o trečias vėl 70, tai labai sunku susilaikyti nuo tokio svyravimo. Tai kuo dažniau tikrini, tuo dažniau kyla tas baimės, panikos jausmas. Šiaip irgi teko, kadangi domėtis psichologija to dalyko, tai banaliai susiveda į tai, kad žmogaus savisaugos baimės instinktas ir emocija yra ženkliai stipresnė negu visos kitos. Taip gamta sukūrė, nes
nepastebėsi ten kokio nors obolio, ten, alkanas liksi. Taip. Nepastebėsi tigro, vaikų neliks, kurie tavo genus galėtų toliau tęsti, tai tas baimės jausmas, panikos jausmas, savisaugos jausmas, noras ten nors tą likusį centą išgelbėti yra ženkliai stipresnis, ką besakytų protas, labai sunku priešintis ir čia vėlgi iš patirties tą liktai girdžiu, kad sakote, kad tas labai gali privesti prie nuostolių ir bėdų. Jo, ir mano atveju tai tas pats pagrindinis noras parduoti atsiranda vakare, kai dar prieš miegą sugalvoji ten pažiūrėti telefoną ir tenais kas nors pradeda blogai darytis ir tada nėra su kuom pasikonsultuoti ir tu tiesiog pamatęs sell mygtuką jo ir viskas, ir jau padaryta, iš ryto atsikeli, žiūri, kad jau rinkos atšoko ir panašiai. Šiaip irgi galiu paspekuliuoti, kad šiaip tas resursas priešinimusi valios proto jau vakarui pasibaigęs, nes visa diena darbo, įtampos, streso ir viso kito. Ten viena iš dėrybinių tokių, juodo dėrybinių taktikų yra tiesiog žmogaus nuovargį pasinaudoti ir kažką įmesti, nes jau priešintis nebegali. Taip. Tai va, supratau. Ar dar yra kažkokių patarimų? Labai įdomi, kad per savo prizmę taip atradote tokias tiesas. Užtruko panic sell nesinaudoti, panaudoti bent jau kažką tai profesionalų, kuris įjungia, čia kaip medikui sako, uždrausta operuoti savo draugą ar giminaitį, nes negali atsiriboti nuo emocijos. Taip. Tai privalai šalto proto pasitikėti maksimaliai nepažįstam žmogui, kur turi pasitikėjimą, bet neturi asmeninį jokio empatijos, sujungimo, sentimentų ir viso kito, tik tai tada gali blaivų proto daryti sprendimus, o ne tą emociją, tai patvirtinant. O kokie dar yra tokie pastebėjimai, atradimai? Dar vienas labai svarbus dalykas - likvidumas. Tai likvidumas ir nežinau kaip pavadinti, tai likvidumas, kai parduodu savo investicijas, kiek laiko tai užtrunka. Tai galėjimas greitai paversti investiciją grynais pinigais. Taip. Nelaukti 4 metų, kol objektas suras tinkamą pirkėją. Taip. Okay. Šitas labai svarbu ir įėjimas į rinką, tai šitos vietos nežinau kaip pavadinti, kad jisai būtų lygiai taip pat greitas, kad galėčiau jau gauti kažkokias taip pajamas. Taip ir vadinasi greitas įėjimas. Greitai įeiti, greitai išeiti, vėlgi nesvarbu, ar prireikia pinigų geram objektui pirkti, ar geopolitika verčia daryti greitus sprendimus, ar tiesiog patiko sportinis automobilis ir čia ir dabar jų reikia. Tai tas likvidumas, tai šiaip labai įdomiai, kad vėlgi mes specialiai neturėjom jokio protokolo, bet apie tą istoriją išryškėjo šiaip kertinės investicinės savokos, tai yra pasyvios pajamos, kai investicinis objektas reikalauja dar mano darbo, tai yra labiau darbas, o ne investicija. Taip. Diversifikacija, kad ir kiek būtų sėkmingas tas verslas, vis tiek negali visų kiaušinį vienam krepšelį laikyti, reikia kažkiek plėsti, kad yra tas volatilumas, kad skirtingai nuo banko sąskaitos gali būti ir plus 30, ir minus 30, ir geriausia taktika tiesiog užsimerkti kartą į mėnesį, pažiūrėti, kas vyksta, arba irgi tas periodinis investavimas kaip tik jis orientuotas į tai, kad jeigu tu periodiškai aklai tiesiog matematiškai investuoji lygiais terminais, momentaliai tu automatiškai pagauni ir pliusus, ir minusus, nes vėlgi, kai atsiriboji nuo emocijos gerai sistematiškai, čia kaip ten kazino sistematiškai dedant ant raudonos, negali tai būti, kad niekad nelaimėsi. Tai tada taip ir taip pataikysi, o kadangi rinka ilgo laiko tarp auga, tai visada galiausia suma visada laimės. Tai man labai buvo įdomu išgirsti, kad per patirtį iš tikrųjų išgryninot per save tas iš esmės esminės, kertinės, sakyčiau, keletą tų investicinių savokų. Likvidumas paskutinis momentas. Taip. Tai pabaigai rezumuojant, kokie planai? Ar toliau tęsti šią strategiją, ar dar kažką naujo pabandyti, paeksperimentuoti? Planai tęsti tą pačią strategiją. Čia nusistovėjo, po tiek paieškų, po tiek pamastymų nusistovėjo tokia strategija ir tiesiog tęsti ir tai duoda tą laisvę, kur ieškot, ne? Taip, duoda visiškai pasyvumą, nes nereikalauja jokio mano laiko. Jeigu yra papildomų pinigų, aš galiu juos investuoti ir nereikia ieškoti kažkokio geresnio objekto. Įėjimas į rinką labai greitas, lengvas. Išėjimas, jeigu reikia pinigų, irgi tai man tai tenkina, tai tikrai pasyvu. Galbūt kažkiek tai, kadangi esu ir kitus fondus investavęs, kurie net taip gerai generuoja grąžą kaip Nextjury, tai
Tai gal juos truputį perskirstyti planuoju, bet iš esmės kryptis ta pati O fondai. kripto lieka, ne. nelieka, visiškai nulis. Visiškai nulis. Okay. Gal yra ten portfelyje kažkokių tai tų vadinamų shitcoinų, tai... tai Čia Trump coinus turi omenyje. ne, aš šitų neturiu. Bet ta prasme, kurių galima tenais tūkstančiais nusipirkti už keletą eurų, tai vat tokia loterija galbūt pavyks, bet tikrai ne esmė visiškai. Tai... Supratau. Dėkingas labai, kad taip nuoširdžiai pasidalino, tikrai labai įdomu išgirsti vat, investicinės tas paieškų, atradimų, istorijas iš arti. Tai tikrai dėkingas už ateimą, laiką, atvirumą. Ačiū labai. Ačiū Jums.